Nu tai labutis. Pasirodau savo natūraliais, tokiais pusiau garbanotais, banguotais plaukais. Tai iš tikrųjų noriu labai pagvildenti vieną temą. Tai meilė savo, nesvarbu šiandien ta Valentino diena, bet tokiu atveju, kad jinai yra labai aktuali. Manau, bent jau aš taip turiu tokį vidinį jausmą, kad kiekvienas žmogus turim save pamilti, turim susitaikyti su tuo, kokiu mes kūnu gyvenam, kokią mes žinią nešam gyvenime ir kaip mes tai elgiamės, tai parodom žmonėm, aplinkai. Tai ilgą laiką, žinokit, tikrai savęs nemylėjau, tikrai savęs nevertinau ir kaip visi, žinai, tas toksai jaunystė, kvailystė, tu net negalvoji tada apie tai. Ir tik laikui einant ir domintis apie tai ir skaitant ir klausantis, tau ateinta žmogaus suvokims, kad iš tikrųjų tu turi savi labai vertinti ir kaip tą daryti, tik tu pats supranti, kad tarkim aš vienais būdais, aš stengiuosi sau rasti laiko, ko tikrai seniau neturėdavau ir nerasdavau, nes net neieškodavau, aš jo tiesiog gyvenai tą ritmą. O dabar su laiku tu pradedi suprasti, kad tau reikto laiko, tada tu būsi ir pati geresnės nuotaikos, ir šeimoje bus geresnė nuotaika. Ir su vaikais tu elgsiesi kitaip ir bendrausi ir rasi laiko ir ta emocija kita bus nešama, nebus namie įtampos, nebus namie blogos nuotaikos, nebus pykčių. Nes jeigu tu pats gerai jautiesi ir esi laimingas būdamas savyje, savo nuotaikoje, savo visame kūne, automatiškai, žinokit, gausis ta meilė tokia savo ir šeimai, ir namams. Tai kitas dalykas, tu turi susigyventi su savo kūnu. Manau, kad labai mažai kas supranta tą, kad standartas tas mūsų atneštas visos visuomenės ir visų tas požiūris į žmogų, kad tu turi būti tik lieknas ir tik kūdas ir tik aukštas ir tik visada pasitempęs, tik visada su makiažu, tik visada gražiai atrodantis. Nu, žinokit, taip gyvenime nėra ir dabar ta mūsų visa Instagramo, Facebooko, ta visa tokia informacija sklindanti, kad visi visada gražus, visi visada laimingi, visada visi ir keliauja, kažką gražaus daro, kažką gražaus rodo. Tai taip greičiausiai nei pas vieną gyvenime nėra normalų žmogų. Nes jeigu tu gyveni savo šeimyninį tą gyvenimą gražų, jisai yra gražus, bet jis turi tą prieskonį, kuris yra aštrus, kuris suteikia mums suprasti, kad iš po blogų dienų ateina ir geros dienos, ir linksmos dienos, ir gražios, ir kupinos meilės, ir kupinos džiaugsmo. Ir kad tas kūnas mūsų, jisai tikrai nėra visų vienodas, jis labai individualus ir mes visi turim suprasti ir jį pamilti, kad mes negalim būti visi XS-ai ar visi S-ai, mes turim būti kitokie, čia ir yra žmogaus individualumas. Tarkim, aš pati per savo kūną, per savo tą visą išjautimą, aš suprantu, kad aš nebūsiu liekna ir aukšta, nes tokia yra mano genetika, toks yra mano kūnas ir aš jame turiu jaustis gerai. Tai aš tą ilgai bandau įgyvendinti pas save ir vis dar bandau, žinokit, būna visokių dienų tikrai, kai tu supranti, kad velniava, aš nenoriu tai būti, aš noriu būti aukšta, noriu būti labai kūda ir noriu apsimauti ten, nežinau, aptemptą labai gražią suknelę kažkokią. Bet tada ateina tas nušvitimas, kad bet aš galiu irgi ją apsimauti, aš galiu irgi gražiai atrodyti, jeigu aš gerai tame jaučiuosi. Tai viskam reikia laiko, viskam visokių dienų būna. Bet tikrai savo stengiuosi pasakyti tą, kad Rugile, tu esi graži, tu tikrai moki savi mylėti, tu turi mokinti savi mylėti, tu privalai jaustis gerai, nes kai tu jauties gerai, tai nelabai svarbu yra iš tikrųjų ten tu tokia ar anokia, bet jeigu tu gerai jauties žmogus, tu tada labai gerą energiją skleidi ir tada žmonės aplinkiniai irgi tavimi žavisi, kad jinai tai sugeb taip jaustis ir taip elgtis ir taip atrodydama ten, galbūt ne kūda ir ne aukšta. Tai ir tikrai, jeigu tu save myli žmogus, tu labai moki parodyti tą meilę ir skleidėja tiesiog, net nereikia sakyti, aš tave myliu arba aš ten kažką gražaus darau dar.
Užtenka, žinokit, to tokio iš savęs, iš vidaus jausmo sklindančio, energijos tos sklindančios. Labai iš tikrųjų didelę įtaką daro, kaip mes jaučiamės, tokią aplinką ir turim, kaip sako žmonės, jeigu tu jautiesi blogai, tu prisitrauksi žmonės, kurie taip pat jaučiasi blogai. Ir jeigu tu iš to išeisi blogumo, pajusi tą geresnę emociją, pereisi į tus geresnius visus veiksmus, dažniausiai tie blogi žmonės, kurie neturi tokios energijos, jie atsitrauks, nes tu pakilsi jau aukščiau, tu paeisi toliau ir tu jausies dėl to geriau, bet kitam žmogui tu nepadėsi išlipti, tik pats gali savo padėti išlipti. Kad ir kiek būtų visokių žinių, kad ir kiek būtų visko, psichologai, psichoterapeutai, knygos, taip jie padeda, bet vis tiek tu turi dirbti pats su savim. Tai labai linkiu ir rekomenduoju. Reikia pasiklausyti, tikrai reikia pasiklausyti, reikia paskaityti. Reikia jaučiu subręsti tam dalykui, kad aš save turiu mylėti. Aš turiu statyti save į pirmą vietą, jeigu norim, kad gyvenimas būtų gražus, linksmas, su nuotykiais. Bet jeigu jūs suprasit tą, kad pasistačius save į pirmą vietą, viskas daug lengviau ir daug gražiau dėliojasi gyvenime, nes gyvename tik vieną kartą. Kai dienos eina tolyn, mūsų laikas irgi nėra amžinas šioje žemėje. Tai manau, kad labai svarbu yra juo mėgautis to gyvenimo, džiaugtis, skleisti tą gėrį, vienokią ar kitokią, tą tokią žinią nešti. Tai aš labai stengiuosi skleisti iš savęs tą šilumą. Nežinau, kiek kas jos jaučia, būna visokių dienų, bet manau, tai yra labai naudinga ir vertinga pasistengti dėl savęs. Pasistengkite ir jūs dėl savęs. Tikrai jausitės daug geriau ir aplinka pasidaro tokia daug geresnė, daug smagesnė, aplinkui visi būna linksmesni, geresnės nuotaikos, tavęs taip pat niekur nežemina, netempia žemyn, netempia į blogą energiją, į blogą nuotaiką. Ir tas ratas pasidaro toksai visas aplinkos toks fainas. Žinokit, tada, kai tu esi pats geros sielos žmogus ar geros nuotaikos žmogus, tikrai pasidaro aplinka daug smagesnė gyventi. Tai labai vertinkim tą, ką turim aplink ir vertinkim save svarbiausia.